tuoj skuba išrauti. O iš tikrųjų tai kiaulpienė gana stiprus, maistingas augalas. Žiauriai daug vitaminų, mineralų, geležies, vitamino C. Apskritai, jeigu kam įdomu, kas susijęs su čakrom, tai kiaulpienė ta geltonas žiedelis. Jas reikia valgyti, kad aktyvuoti, palaikyti energiją. Solar plexus. Lietuviškai šita čakra vadinasi saulės rezginio čakra. Kad ji pastoviai suktųsi, reikia valgyti kiaulpienių saulytės žiedus. Ir dabar yra tinkamas metas, nes jos žydi. Oi, šalta. Kažkaip šiandien šalta. Va kūno nereikia prievartauti. Jeigu kūnas sako, kad nebepatinka, tada ir nutrauki tą pratimą. Kartais gali pusę valandos eiti, o kartais ir 3 minučių užtenka. Klausyti reikia, kūnas pasako. Tada nesirgsit.